Klasika tapę lošimo automatai. Dabar ir internete. Sibet.lt. Sveiki, aš Algimantas Gedvilas. O aš Rokas Bartkevičius. Prieš 25 metus mes davėme savo pirmąjį gyvenimą interviu krepšinio pasaulyje. Na, šį kartą duosime vėl. Šį kartą nebijosime taip, kaip praeitą kartą bijojom. Taip kad žiūrėkite laidą su Vidu Mašiuliu. Krepšinio pasaulyje. Krepšinio pasaulyje. Sveiki gyvi, sulaukę naujųjų 2017 Europos krepšinio čempionato metų. Ir dar yra dėl ko puoštis. Pirmiausia, 1891 gruodžio 21, tai yra prieš 125 metus, Jungtinėse Amerikos valstijose prasidėjo didžiojo krepšinio era. Oranžinių kamuolių šimtmečio proga kaunietis profesorius Stanislovas Stonkus 1992 metais išleido štai tokią antrąją knygą Krepšinis 100 žingsnių per pasaulį. Aš žinojau, kad kai kuriuose valstybėse yra rengiamos knygos skirtos pasaulinio krepšinio šimtmečiui ir aš maniau, kad mes nesame nekiek, kaip sakykime, blogesni arba negalime to padaryti. Pirmoje dalyje buvo parašyta 61 krepšinio žingsnių. Vienas žingsnis tai yra 1 metai nuo 1891 metų, kai buvo pradėtas žaisti krepšinis, iki 90-ųjų. O antroji dalis yra nuo 1951 metų iki 90-ųjų metų. Tai dar 40 žingsnių. Jie be abejonės yra mums kiek geriau žinomi. Čia ne statistika, aš manau, kad čia yra plačiam skaitytojų ratui, kadangi čia aš ir tokią dedikaciją parašiau tiems, kurie gražiausiai savo gyvenimo metus arba visą gyvenimą paskyrė krepšiniui. Europos čempionas, olimpinių žaidynių vicečempionas profesorius Stanislovas Stonkus, amžinybėn palydėtas prieš 5 metus, 1992 metais su autografu padovanojo mūsų laidai šią knygą, kurią baigia šio kuklių darbo. Norėjau išreikšti nuoširdžiausią pagarbą ir pripažinimą visiems, kurie gražiausius metus ar net visą gyvenimą paskyrė šiam žaidimui. Galbūt visiems, kurie 1922 Lietuvoje sugalvojo žaisti krepšinį. O galbūt ir mums, juk 1992 sausio 11 mes parengėme pirmą televizijos laidą skirtą tik krepšiniui. Tu, Arūnai ir Aleksandras, kuris pasakysit, ar Arvidas važinėja su to iškovotu automobiliu, ar Ingrida? Ingrida sakė, aš mokausi. Taip, mokausi važinėdama. Ji važinės su automobiliu. Pirmasis susitikimas čia televizijos antroje programoje, pokalbis apie krepšinį. Šį kartą pavadinome iš Arvido Sabonio videotekos. Kągi siūlysite ateityje? Pirmoje eilėje turbūt reikia gerbiamą Mačiulį pasveikinti su debiutu. Toks pasiūlymas. Kaip Arūnai? Atsiprašau. Taip, mūsų antroji programai pirma sportinė laida. Ačiū. Iš mūsų tos pirmosios laidos trijulis 2004 turėjome amžinai atsisveikinti su Arūnu Pakula, mūsų laidos bendradarbiu, poliglotu, Žalgirio atstovu ryšiams su visuomenė. Niekas nežino? Arūnas Pakula viską žino. Aš manau, kad tai bus labai pajėgi komanda, nes praktiškai Europos atrankinėme priešolimpiniam turnyre beveik visi žaidėjai, kurie žaidė Slovenijos rinktinėje, buvo iš Liublianos Smelto Olimpija komandos. Toks išlaikytas krepšinis, nepasimeta sunkesnėse situacijose, kovoja iki galo, dėl kiekvieno kamuolio kovoja. Tokia komanda nesaldainiukas. Daug ką turi pasakyti apie Arūną Pakulą bendrojo fizinio parengimo treneris Aleksandras Kosauskas, palikęs ryškų pėdsaką ne tik krepšinėje, bet ir lengvojoje atletikoje. Aleksandras visada maloniai sutinka dalyvauti mūsų
programoje. Didelį langą padarė į krepšinio pasaulį laidą tą. Ypatingai man su nostalgija, mes buvom pirmieji su Arūnu Pakula ir man nostalgija, tai buvo nepaprastai puikus žmogus, mano draugas ir žodžiu, man jo labai trūksta. Jis labai mylėjo Italijos žemę. Pas mumis tenai su jaunimu dirba vienas iš Italijos ir kada buvo atvažiavę pas mumis Armani Jeans ir aš kaip tai pasakiau, jie visi sako, mes jį žinom. Sako, tai ką? Sako, čia enciklopedija. Lygiai prieš 4 amžiaus prasidėjusią laidą Krepšinio pasaulyje tęsime po kelių minučių ir jūs susitiksite su tada buvusiais vaikais, o dabar jau tėveliais, taip pat jaunais žaidėjais, tapusiais vyriausiaisiais treneriais. Neišjunkite mūsų programos. Palaukite. Klasika tapę lošimo automatai. Dabar ir internete. Sibet.lt. Klasika tapę lošimo automatai. Dabar ir internete. Sibet.lt. Labas, aš Arūnas Jasikevičius. Žiūrėkite laidą Krepšinio pasaulyje. Krepšinio pasaulyje. 2002 metais Šarūnas Jasikevičius jūs kvietė žiūrėti laidą Krepšinio pasaulyje. Prieš 25 metus mes filmavome Kauno krepšinio mokykloje ir tenai pamatėme 5 berniukus, su kuriais parengėme interviu. Vyrai, kiekvienas pasakykit, koks jums krepšininkų idealas Lietuvoje? Marčiulionis. Aš Arvydas Sabonis. Man ir Marčiulionis. Man tai irgi Marčiulionis. Man irgi Marčiulionis. Ir dar Sabonis. O, ko reikia, kad būtumėt Marčiulioniais, Saboniais, Kurtinaičiais, Chomičiais? Reikia labai stengtis. O jūs stengiatės? Stengiamės, kiek tai gali. Stengiamės visi. Stengiamės. Ačiū savaitraščių Kaunui žurnalistams, kurie labai daug dėmesio skiria televizijai ir radijui. Už tai, kad surado tos 2 vaikučius, o dabar jau tėvelius, ir pirmasis į Kauno krepšinio mokyklą Aisčiai. Šį kartą į susitikimą su mumis atėjo Algimantas Gedvilas, kuriam šiemet sukaks 35. Čia jis pradėjo treniruotis, daug ko išmoko. Paskui jis perėjo į Arvydo Sabonio krepšinio mokyklą. Tikriausiai dėl to, kad jis bene vienintelis tada pasakė, kad jam labiausiai patinka krepšininkas Arvydas Sabonis. Po Algimantų mes jau sveikinomės ir su Roku Bartkevičiumi, kuris Kauno krepšinio mokyklą, dabar Aisčiai, jai kitąmet sukaks 50 metų, pradėjo ir baigė pirmosios oranžinio kamuolio sporto mokslus. Abu bendraminčiai tikriausiai pirmą kartą po 2 dešimtmečių vėl susitikę tik laidos Krepšinio pasaulyje ir savaitraščio Kaunai žurnalistų dėka įdėmiai žvelgė į savo nuotrauką leidinyje Savaitraštis Kaunui ir 92 laidą, kurioje jie liko įamžinti. Algimantas Gedvilas ir Rokas Bartaševičius turėjo ką prisiminti ir ką papasakoti. Prieš 25 metus tai buvo salė nauja, krepšys toksai pats apvalus. Užplūdo prisiminimai ir bandėjai kažkur tai iš giliai atminties atgaminti, kas tuo metu buvo, kaip tu jauteisi. Ir ateidamas čia, aš kaip tik užsukau pradžiai į Rūbinę, kur persirenginėdavom, kur visokie juokai vykdavo. Jeigu norite paklausti kitam pačiam interviu, kuo nori užaugę būti, tai tais pačiais Saboniais turbūt. Tai vienintelis tik sakė, kad Sabonių nori būti, kiti? Nekiti savo nuomonės. Sabonį teko ir matyti, ir į Rūbinę buvo nekart atėjęs, ir rankas pausi, tai, kaip sakyti, didis žmogus. Tenka daug keliauti su darbu ir aš vykau į Ameriką ir kaip tik skridom lėktuvu į Frankfurtą ir tenai sutikau Marčiulionį. Ir tai buvo mano pirmasis kartas, kai aš jį gyvai sutikau, kažkada parašą buvau paėmęs, taip. Ir būtent aš tada, dabar mes jau drįstam užkalbinti, taip anksčiau, taigi nedrįsdavai užkalbinti ne visada. Ir dabar aš priėjau prie Marčiulionio, mes pasibendravom ir aš būtent pasakiau tai, ką seniai kažkada norėjau pasakyti, kad jūs buvot mano idealas sporte, būtent krepšinyje. Taip. Ir tada atsimenu, Marčiulionis sako, jo, seniai tas buvo, sako. Krepšinis tai jisai turbūt nuo gimimo jisai buvo į kraują įaugęs ir
sakykime, kad ir pasibaigė ta svajonė tapti profesionalu, bet yra vis tiek smagu žiūrėti, kaip mūsų Lietuvos krepšininkai žaidžia krepšiną pergalės ir iki šiol krepšinis laiką kamuolį paėmė, kad ta tokia jėga laiką pajaučiasi. Bet kur pritaikomas dalykas, tai yra tam tikra disciplina, yra komandinis darbas ir būtent atsakomybė už visą komandą. Būdavo pas trenerį, jam būtinai su didžiausia pagarba Fiodorovas buvo treneris, kad pavėluoti treniruotę, tai būdavo 1 minutė 10 pritupimų iš šuolio. Tai nebūdavo. Ir jeigu pamiršdavo šortus, jam neįdomu, sportuodavo be šortų. Tai būdavo tiesiog ta pati disciplina, jisai to išmokė. Rožė, štai rankose turi, kam ją įteiksi? Savo trenerį. O kas treneris? Fiodorovas. Sabonio treneris. Krepšinis mano dievas ir meilė ir aistra. Aš amžinas jo vergas, palaimintas dvasia, dvasia, kuriumas džiaugsmo, suteikiančia vilties, likimo mano baimės dėl pergalės baigties. Kovodamas aikšteliai, užgrūdinau save ir širdį, sielą, protą išširdžiau aš jame. Sunkia krepšinio laimė ir aš radau tame, per mokinius didžiausius praturtinau tave. Mums ir jums tikrai yra įdomu sugrįžti praeitin ir pažiūrėti, kokie mes buvome. 1992 vasarą mes susitikome su vilniečiu krepšininku Jungtinėse Amerikos valstijose studijuojančiu Artūru Karnišovu, kuris buvo pakviestas į Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę ir po to Barcelonoje tapo olimpinių žaidynių bronzos medalio savininku. 3 metai gal jau per ilgai man buvo ten Amerikoje. Tikrai ten ašarėlė išbėgo man tam oro uoste, bet tikrai ilgai ruošiausi aš tam momentui. Tiek metų stebėjau, kas darosi Lietuvoje. Ir tikrai dėkingas tam žmonėm, kurie ten padėjo galvas dėl Lietuvos laisvės. Ir tikrai buvo malonu atvažiuoti į laisvę Lietuvą. Po dangumi Ispanijos saulėtų. Ką norėtum palinkėti programos krepšinio pasaulyje žiūrovams, visiems Lietuvos žmonėms? Aš linkiu, kad jie palaikytų mūsų olimpinę komandą. Mes tikrai tikimės, kad mes labai gerai pasirodysim olimpinėme turnyre. Ispanijoje dabar tam labai ruošiamės sunkiai ir linkiu, kad žiūrovai tikrai palaikytų mus ir nenusiviltų mumis. 1992 mes susitikome ir su teisėju Kęstučiu Pilipausku, kuris grįžo iš pirmųjų savo FIBA organizuotų rungtynių Europos jaunučių atrankos turnyrų, kuriame, pasak trenerio Jono Kazlausko, visi norėjo, kad jų rungtynėms teisėjautų kaunietis Kęstutis Pilipauskas. Labai sunku, ką nors pasakyti į tokį teigiamą vertinimą. Aš aišku patenkintas, kad tai buvo pirmas mano oficialus FIBA iškvietimas ir viskas vyko lyg tai normaliai. Aš nemanau, kad mes ten, ar aš ten rodžiau kažkokius stebuklus, viskas buvo kaip lyg tai ir kasdien. Gal tiesiog paprasčiausiai forma buvo tuo metu geresnė negu mano kolegų. Dabar Kęstutis Pilipauskas, Lietuvos krepšinių teisėjų asociacijos prezidentas, visada šviesiai, tiesiai kalbantis apie džiaugsmus ir rūpesčius. Jūs matėte teisėją nugalėtoją. Teisėjas niekada nelaimi. Teisėjas, nes viena iš komandų pralaimi. Jis įsivaizduoja tai aš. Niekada nelaimi teisėjas. Įsivaizduoja. Teisėjas geriausiu atveju nepralaimi. Eisena išduoda savo, Daugumoje atveju tai kartais gali būti kaukė. Tiesiog noras parodyti, kad manęs neveikia tas žmoniškas faktorius išlieka. Nieko nuostabaus, kai žaidėjas tampa treneriu. Taip atsitiko ir su Europos čempione Lina Dambrauskaitė. Tačiau prieš tapdama trenerę, ji vedė laidas krepšinio pasaulyje. Labadiena, kviečiame į Kauną į programą Krepšinio pasaulyje. Įdomu, ar Lina Dambrauskaitė prisimena, kada ji drauge su Sergejumi Jovaiša buvo mūsų bendradarbiai ir vedė programą oranžinio kamuolio aistruoliams ir profesionalams.
tas laikas tikrai liko atminty, nes buvo prisiliesta prie kažko tai naujo, kažkoks darbas ir įdomus ir tik gaila, kad, kaip sakant, tam darbe neužsibuvau ilgai. Atminty išlieka turbūt pas krepšininką, kaip sakant, pirmas medalis. Ką galėtum, Lina, su mama kartu pasakyti apie tą tavo fantastišką metimą, kai paskutinę sekundę pelnėjai taškus ir pratęsimas su Vokietijos komanda? Nu ką aš galėčiau pasakyti, nebuvo kur man jo dėti, mečiau į krepšį, jisai įkrito, viskas. Aš daugiau apie nieką negalvojau, kad į tą pusę pamesti ir viskas. Gal tai yra patikėčiausia žaidėja? Manau, kad taip, galbūt. Na, išvažiuojant sakė, mama, parvešiu medalius. Nepasakiau kokio, bet kad medalis. O tokių dukrelių reikia paieškoti Lietuvoje. Tada atsimenu, ten buvo euforija, ten irgi tokie dalykai nepasimiršta ir žmonių minė, kuri pasitiko mus tuo metu ir tėva interviu, viskas šitas yra užfiksuota. Krepšinis vis tiek gyvuoja ir aš manau ir ši laida gyvuos dar tiek pat ir daugiau metų. Aš turiu tokios vilties. Mūsų programoje visada noriai dalyvaudavo krepšininkai, treneriai ir valdžios vyrai, taip pat ir kolegos žurnalistai. 92-aisiais susitikome su Lietuvos sporto žurnalistu, Vilniaus universiteto paskutinių kursų studentu, 23 metų Remigijum Kazilioniu. Norint, kad žiūrovai rinktųsi į krepšinį, manau svarbiausia, kad būtų krepšinė žvaigždžių. Be žvaigždžių nebus nei krepšinio, nei kokio kito sporto. Neturėtume vengti leisti jaunų žaidėjų užsienį pažaisti. Jie galėtų sugrįžę, jie galėtų pasitobulinti, jie galėtų žaisti geriau. Ir būtent jie to savo žaidimu gal pritrauktų daugiau žiūrovų. Veteranai išvažiuoja, jauni išvažiuoja. Kas pakeis juos? Galbūt, kaip sakoma, tuščia vieta ilgai nebūna, bet kokia tuščia vieta, galbūt į jų vietą atsiras kiti. Po šio interviu Remigijus Kazilionis tapo Lietuvos ryto redakcijos kolektyvo nariu. Dabar jis tenai yra jau 24 metai. Yra L-rytas LT portalo vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas. Tuo pačiu jis yra ir Lietuvos ryto krepšinio klubo atstovas ryšiams su spauda. Vadinasi, Remigijus Kazilionis, pristatydamas spaudos konferencijose trenerį Tomą Pačėsą, prisimena, kaip jaunas žaidėjas, tuomet Kauno Atleto komandos gynėjas Tomas Pačėsas žaidė, kovojo ir ne kartą laimėjo. Stengiuosi kiekvienose rungtynėse atsiduoti, jeigu kiek reikalauja, kiek tai galima. Mes jį nufilmavome per superfinalo rungtynes 1996 metais. Atletas pirmavo prie Žalgirį 2-0, tiesa, po to pralaimėjo 3 kartus ir Tomas tada džiaugiasi puikiu žaidimu. Aš čia pasakyčiau, kad Atleto prasti gynėjai, jie daro, ką gali ir matom, rezultatas gaudasi. Visa komanda atiduoda visas jėgas ir nieks savęs netausoja. Salė daugiau palaiko gal Žalgirį, nes Žalgiris mūsų jau vis tiek tokia neatmenamų laikų komanda, kur tas vardas visi tą labai garbina ir aš čia žinau. Atletą gal mažiau palaiko. Labai karštas buvo žaidėjas Tomas Pačėsas. Dar karštesnis jis Lietuvos ryto vyriausiojo trenerio poste. Po naujųjų metų Europos taurės rungtynes vilniečiai žaidė namuose su Jeruzalės HPL komanda. Nors pirmojoje varžybų pusėje pirmavo ne 200 taškų skirtumų, sostinės ekipa pralaimėjo svečiams iš Izraelio. Artūras Jomantas. Viskas. Mūsų pataikymas, ypatingai tritaškių, tai yra katastrofinis ir manau, tai buvo pagrindinė problema. Klaidos tokios elementarios viduryje aikštės. Tik koks neatsargus Klevino Hano perdavimas Davidui Loganui. Nedovanotinos tokios klaidos. Manau, tie momentai mums daug kainavo. Belieka tik apgailestauti, nes tai buvo labai svarbios rungtynės. Europos taurės rungtynes išvykoje pralaimėjo Panevėžio Lietkabelis. Jie turėjo pripažinti Maskvos srities Chimki komandos pranašumą. Namuose
FIBA čempionų taurės susitikime pralaimėjo Vokietijos komandai ir Klaipėdos Neptūnas. Tik Utenos Juventus namuose džiaugiasi pergalę prieš Vokietijos komandą. Išgirsite ir Žalgirio vyriausiojo trenerio Šarūno Jasikevičiaus mintis. Tačiau prieš tai pažiūrėkite, ką 2002 metais mūsų Šaras kalbėjo apie savo buvusius trenerius. Patenkintas aš visais treneriais, kuriuos dabar turiu ir daugiau mažiau, kuriuos turėjau. Tikrai galiu pasakyti, kad man pasisekė, nes tikrai mane treniravo daug gerų trenerių ir vaikų amžiai tikrai geresnė trenerio negu Mitkevičius aš niekada nebūčiau radęs. Paskui jaunimo, sakykime, tas rinkinės visas treniradavo ir Gedraitis, ir Kazlauskas, taip kad tikrai du geri treneriai. Treniravo mane ir Jugoslavai du, kurie tikrai pripažinti geri, ir Pesičius, ir Zagadinas, dabar Sireika. Amerikoje treniravo tikrai treneris, kuris labai vertinamas. Galbūt dėl to ir kažkas gavosi iš manęs, kad dirbo su manim aukščiausio lygio treneriai ir tikrai čia didžiulis jų nuopelnas. Buvęs žaidėjas, o dabar vyriausiasis treneris Šarūnas Jasikevičius su Žalgiriu žaidė labai svarbės Eurolygos rungtynes. Argi būna nesvarbių? Zvezda mus pastatė į savo vietą. Reikia suprasti, kad mes tikrai nesam tokie geri. Lietuviai, jie galbūt persiskaitė spaudos, kad Žalgiris turi labai protingą trenerį, kuris gerą darbą daro, kad žaidėjai žaidžia labai atsidavę. Tai čia ir yra mums tas faktas, kad per vienas rungtynę Žalgirio treneris sudurnėjo, žaidėjai jau netokie geri. Taip, kad mūsų biznėje tai vyksta labai greitai. Ir aš tikiuosi, kad tai yra vienadienis dalykas, kad vyrai supras, kad jeigu jie neina į aikštę vėl numirti, tai bus daugiau tokių rungtynių. Ir jie turi suprasti, kad jie tik tai yra gana nebloga komanda, kada jie atsiduoda 100%, kada jie žaidžia kaip vienas kumštis. Tokia buvo mūsų 1034 programa. Be sveikinimų, be linkėjimų, be šampano. Ne taip kaip 1997-aisiais, paruošus 300-ąją laidą. Mes tikrai labai vertinam krepšinio pasaulį, nes be jo kažko tikrai trūktų. Mes pamatėme tiek, kiek mano pirmtakai nematė visą gyvenimą. Šitą laidą pasiekė daug puikių rezultatų, visąlaik žmonės žiūri, susidomėjimas, taip kad tikiuosi laida ir toliau gyvuos. Ir kad mes visi kartu taip pat džiaugtumės ir dar po 5 metų. Vidui Mačiuliui palinkėti sveikatos, kad būtų linksmas ir išradingas, kaip visada, savais klausimais. Būtent mūsų lietuviškų krepšinių. Šiandien viskas, bet Lietuvos ryto televizijos programoje sekmadienį 16:20 mes vėl susitiksime krepšinio pasaulyje. Beje, turime priminti, kad šie metai Lietuvos krepšiniui neeiliniai. 95-asis gimtadienis bus švenčiamas pavasarį. Kaune gimė krepšinis. Iš Kauno mes rengiame ir laidas oranžinio kamuolio aistruoliams ir profesionalams. Iki pasimatymo. Klasika tapę lošimo automatai. Dabar ir internete. Sibet.lt